Sveiki, esu Mindaugas Kudelis, gydytojas odontologas, skaitmeninį planavimą ir gydinę implantaciją naudojantis jau 7 metus. Aš tikiu, kad norėdami sėkmingo rezultato dantų implantacijų ir jų atstatyme, visų pirma turime suprasti, kaip tinkamai suplanuoti būsimo implanto poziciją. Su skaitmeniniam technologijom ir su chirurginiais gidais mes galim ne tik tiksliai suplanuoti būsimo implanto poziciją, bet ir tą labai tiksliai įgyvendinti. Tai gydinė implantacija nėra kažkokia naujovė. Ir ilgą laiką, net iki šių dienų, dauguma specialistų ganėtinai skeptiškai žiūri į chirurginius gidus ir manau, kad visai be reikalo. Tai dauguma vis dar galvoja, kad su gidais implantuoti nepatogu, kad jie kainuoja labai brangiai, ar konstrukcijos labai sudėtingos, ar atima per daug laiko. Tačiau aš, pradėjęs savo implantacijos kelią, supratau, kad žymiai sudėtingiau yra atstatyti implantą, kuris yra pozicionuotas blogoj pusėje. Ilgą laiką gydinė implantacija buvo sunkiai prieinama dėl savo kaštų ir sudėtingumo. Reikėjo specialios programinės įrangos, skaitmeninių planavimo centrų ir sudėtingos gamybos technologijų. Tačiau atsiradus pigiem 3D spausdintuvam, tai gali tapti realybė kiekvienoje klinikoje. Į šios kursus norėčiau pakviesti visus implantuojančius gydytojus odontologus, tiek pradedančius, tiek turinčius daugiau patirties, visiems, kurie norėtų išmokti skaitmeninio planavimo pagrindų, tam, kad implantai visuomet atsidurtų ten, kur juos esat suplanavę. Taip pat kviečiu prisijungti ir jūsų komandos narius, dantų technikus ar restauruojančius gydytojus odontologus, tam, kad planavimas vyktų sklandžiau. Apie šį kursą ganėtinai ilgai galvojau. Ir tiesą sakant, esu vis dar nustebęs, kad gydinė implantacija yra taip nestipriai paplitusi. Dėl to nusprendžiau pasidalinti savo patirtim su kolegom ir parodyti, kad gidus planuotis ir implantuoti su gidu gali tikrai kiekvienas gydytojas odontologas. Tai kurso metu pasidalinsiu pačiom paprasčiausiom baziniam žiniom, ką reikia žinot, kad galėtum susiplanuoti implantaciją skaitmeniniu būdu ir kaip susimodeliuoti teisingą chirurginį gidą. Nuo pavienių implantų iki implantų tiltiniam protezam, iki individualių gydymo galvučių, prie immediate implantacijų. Tas pačias žinias galėsite panaudoti ir didesniem darbam, kai turėsite daugiau patirties. Kurso metu išbandysime ir pačius chirurginius gidus ir chirurginius setus. Pasidalinsiu patirtim, kas yra pasiteisinę, kaip išsirinkti taisyklingai gerai veikiantį chirurginį setą, į ką atkreipti dėmesį renkantį sistemą. Kurso metu daug dėmesio skirsim praktiniam darbam, taigi turėsime 3-4 klinikinės situacijas, kurias susiplanuosite patys programinėje įrangoje, pereisim per visus žingsnius nuo iki, nuo implanto pozicionavimo ir parinkimo iki gido sumodeliavimo. Turėsime galimybę pamatyti, kaip ir vyksta pats gamybos procesas ir kas įeina į gido pavertimą iš skaitmeninio failo į galutinį variantą. Turėsime ir paruoštas standartinė situacija su chirurginiais gidais, kad galėtume išsibandyti ir chirurginius setus. Darbo su fantomais metu galėsime išbandyti, kaip tiksliai galim įsiriekti implantą suplanuotą skaitmeniniu būdu, kiek tikslus yra chirurginiai gidai ir kokios yra galimybės uždengti alveolę įsriegus immediate implantą. Kiekvienas dalyvis turės paruoštą darbo vietą su programinė įranga, kurią galės naudoti visiems klinikiniam atvejams susiplanuoti. Kurso metu naudosime Bluescape LAN programinę įrangą, kuri yra visiškai nemokama naudoti, apima daugybę implantų sistemų, todėl grįžę į savo kliniką galėsite iškart ją pradėti naudoti.